Sveiki gyvi po Šims Perkūnų. Kaip pas jūsų šildymais mašinose? Pas manis kolkai nieko gera. Puč grinai tiek pat, kiek karoč laukiai. -2, jeigu ir laukiai, -2 bus ir kabinai būtinai. Ir kitaip nėra buvę. Aš atsimenu, kad aš nupirkau, dar biškį šildydavo. Aš esu tų bulkų tokių pačių turėjęs, kur būdavo su rankinėliam tom. Kaip bulkos, biškės, kur būdavo. Tiesiog akis degdavo ant 4 padėties. Viso šildydavo. Žiauriai gerai. Su klimom, čia ir 3 su klima. Su klimom, kur visos bulkos būdavo A4, B5. Ten košmars kažkoks, aš nežinau. Arba čia klimos pačios grybauja. Nesugeb ten kažkur kažko apversti, apkeisti, arba dievaži kažkaip, nežinau. Bet man jau amžius nebe tas. Aš jau nebes toks pakantus šalčiui. Karoč seniau būdavo taip, kad paimdavai, taip kelis kartus nužemindavai. Nužemini. Paskui vėl padidini ir pist, atsigaudavau, pradėdavau kažkiek šiltą pūsti. Bet dabar aš visiškai negirdžiu, kad vartytųsi kažkas viduje. Seniau girdėdavus, kad jūt kažkas, persivert, sklendė ar kas ten. Dabar visiškai jokių garsų nėra. Ta prasme, ar banzir užstrigęs ant šaltą oro paėmimą, pučia aplink radiatorių, tą pečiuką, arba aš nežinau, kas čia yra. Reiks išsiimt bardačioką, kaip nors. Bet visą bėdą, kad reikės duris atidaryti. O laukia ir šalta. Bet vis tiek reiks susikonstruoti, nes jeigu man reik važiuoti kartais, pavyzdžiui, valandai, valandai, kitą pusę, tai patikėkit, kad reik valandą sėdėti tokiai temperatūrai, kokį ir laukia. Tu sėdi ir neįd ir valandą važiuoji. Tai išlip kaip iš eketės išlips, karoči. Šalta, žiauriai. Kai buvo jaunesnis, nebūdavo tiek šalta, bet dabar jau matyt nieko gero. Reikia susirasti kokių raktų, raktėlių, bandyti išsioperuoti bardačiokiną, žiūrėti, kas ten iš kur, ko jis dyks, nes arba tas varikliukas, karoči, čia mane, karo pat klimų nusišnė. Klimų, aš kiek esu išardys, aš ne vienos nepasilikdavau, vis išušlynę, nors senos vis tiek matyti neveikdavo. Tai varau raktą parsinešti, išsisuks, tai jau bardačiokį žiūrėsim, kaip čia, kas iš kur, ko jis dyks, pažiūrėsim, galbūt pavyks susitvarkyti, karoči. Kulkos vaitsy pašėlės, čia viską turėtų veikti, bet čia nieks, net šal ranką šitais, kad pridėti. O yra kai. Yra varavai iškoteis raktą, gal ronks nenušals. Bardačioks, sudėtingai išsėjom. Antais ir 1, 2 varštelis, 3 varštelis, 4 varštelis. Ir ant turėtų iškrist lauk, palevis teisybė. Varštelis metam į bardačiokiną. Ble, turiu kvepalą, reikės pasikabinti. Va, dar laidelis turbūt kažkur, lempos čia šone. Reikia atsikabinti ir galbūt mes ten kažką matysim, kur ten kas yra. Dantis yra fiškienas. Tai jau aš tą visą šūdą pasišalinsiu iš čia. Antais va, radau per pelės lendėjau į vidų. Palauk. Va, antais ir pagriaužta pelių. Oi. Taip ir užsideg mašinos va šitais per pelės arba neužsivet paskui rytais. Mano tikrai ušikai. Einam pirm pasitikrinsim, ar pečiuko abi šlangos ir įkaitusios. Šiltas, ta prasme. Įsivaizduojat, netgi šitam triperį veiktų šildymas. Kulkui neveiksiu, kad kiekvieną dieną reikia važiuoti. Kraują ir pripilti. Abi karštas. Tokio pačio karštumo, tai ir šitas karšnokas.
gerai rankas pasišildyti. Gerai, čia uždarom. Kenėt, kur reiks. Dabenam čia šitais va pažiūrėti. Antas ir kažkokia raudona sklendė. La pasidės čia pasubint, kad neišsitepčiau. Dabar pabandysiu šaltą pajunginėti. Ar čia matysis, ar kažkas juda, ar nejuda. O, matai, užsidarė. Užsidarė. Dabar šilta. O galans ne iki galo. Čia man užsidaro. Gal reikia perlaužti, dar daugiau. Kažkokie fiški. O, ar pagalvių šitais kokie pas manis, žiūrė? Iš vis nėra. O, perikupai. Nu, tais laikais taip ėjo, bet ir šiais laikais taip ateina. Niek nori. Nu, blemba, sklendė veik. Oi, ką čia dar reikia padaryti? Kur, čia nesuprantu. Reikia veizėti. Nu, karoči, tu jau čia kažką pamanysiu chimičyti. Nežinau ką, bet jeigu kažką su chimičius aš parodysiu, papasakosiu, nes aš niek neapsuprantu. Kaip čia, kas čia, kur, iš kur. Jau šiek matė. Žodžiu, ten tos sklendės, anos visos važinėjasi. Pabandysiu čia vat pradaryti, pažiūrėsiu, galbūt ir oro burbaus tenais viduje. Ar čia kas nors matys, nematys, nežinau. Ta prasme pravorinti. Kiek čia dabar stovėjim raunki šias man. Ta prasme dėčiau tikį pasiimti. Kur čia dabar taip šitą čia. Jeigu tai padės ar štai tą paimti paskui. Kaip nors. Dabar aišku, ta šlanga ir ten prikibus. Geriau labai nejudinti, nes pradėsiu salonų bėgtis vanduo, bet šlangus yra bitų gerai karšta. Labai karšta. Tai kami reikalas. O čia tai nesupratau, kodėl užgesai? Nu tu kulka, jau man pradeda erzinti. Karoči, immobilizeris susvaigo. Iš 5 kartų užkūriau. Nu tas immobilizeris, tai reikės su atviorku užmesti kuprą. Pošims per kūrą. Matot, nebėg kažkai vyks, nevyks, kas nesupranta. Niek čia nevyks, nu reikėjo. Nei oras ein, karoči, nei skystis koks bėg, nei antifrizis, nesuprant, kam reikia. Lagas, spaudis. Tokių dujų bombų prikištų praeit, jo vaimai. Nu, ble. Nu, jau karoči pakrapštysiu. Jeigu pasiseks kažką čia pamatyt, parodyti. Na, kažkas burbuliuoja. Tai paspaud, su dviem rankom aš paspaud, bet su vienu ne. O, matot. Einu burbuliukai. Jeigu pabandys paburbuliuot. Pakal neišburbuliuot. Galbūt ir oro kamščių viduje. Arba ir tiesiog bailoks nuskridęs, nusklendęs. Ten neišpūsti, ten nėra skirtumą. Ar uždaryt, ar atidaryt sklendį vis tiek šaltas pastarus. Antifrizas beveik verdas. Var.
užtak man krapštysiu. Gal kažkas pavyks padaryti. Užtak šitau cypt. Nu ku, reziumuojam. Sklendės vaikšto. Šlangigaliai yra verdantis prie pečiuko. Pečiuks galimai irgi ir šilts. Galimai ir sklendė tą, nusklendys nulieki vis tie išpūsti lauk vailukai. Nors nežinau, kaip pas B5 ir ten, ar vailuks ten yra, ar ten grinai plasmasinė. Visiškai, nes ten tų senųjų bulkų būdavo. Tiesiog rėmso tam rėmė toks priklijuotų, toks kažkoks huinė. O čia kaip ir čia nežinau. Vis tiek čia nieks mane šilda. Gali duoti gaz kiek nori. Bet vanduo vaikšto, viskas tvarko. Antifriz vaikšto. Nu toks kaip iš nosis, visiškai kaip iš nosis. Vapšė. Jeigu padarai šaltą. Ajajaj. Nu, žodžiu, tokie dalykai. Turit gal pasiūlymų kas. Arba aš tiesiog su storės nevatinka. Reiks važinėti ir viskas, o ką padarys. Vieną laim, kad tų žiemų čia tiek ir jeigu savaitę pabūn -10, nu, tai čia jau labai baisiai žiema skaitosi. Viskas, gesinam užteks senai čia birkti. Всё, prakeikta kulka. Tik vasaros sezonu. Ne žiemą. O, dūmai rūksta. Nesimato. Antifriz tas garo, kur išbėga. Gerai, karoči. Niekas čia nepadariau, susinervinau. Karoči, atsiprašant, nakui.